kai norime panaudoti jau mūsų išsaugotus straipsnius, kažkada anksčiau atsiųstus ar rastus, taip pat galima nusikopijuoti DOI arba ISBN ir nueiti į Zotero programą, tada pasirinkti items, kuri identifikuos tą straipsnį, įvedam ISBN arba DOI, šiuo atveju DOI, spaudžiam Enter. Ir šitas straipsnis atsirado. Viskas, nereikia jo ieškoti pakartotinai internete, nereikia jo suvedinėti, vėlgi sukrito visa informacija apie tą straipsnį. Ir kai aš norėsiu pacituoti, daleiskim šitą, vėlgi spaudžiu Add, spaudžiu, kad man įdomus straipsnis trauma, iškrenta visi, dabar vėlgi pasirinksiu atsitiktinai, šitas man tinka, vėl pacitavo taip, kaip priklauso, vėliau, kai rinksim visą bibliografiją, tada mes pasimsim visus straipsnius, kurie buvo, juos pažymėsim, įkelsim į mums reikalingą vietą, spausim OK ir visas literatūros sąrašas tiesiog atsiras apačioje. Tai